Ką, hibridai, grįžtam ir vėl į garažą ir einam jau pradėti surinkinėti pagaliau variklį. Tai, kaip jau matė turbūt dauguma, turim paskelbtą sezono uždarimo datą, tai Drift Matsuris rugsėjo 20. Tai čia bus mano deadline'as, kada reikia surinkti variklį atgal, užkurt ir išvažiuoti į trasą. Ar testų padaryti spėsiu, kažkodėl abejoju, bet bent jau gate būtų gerai prasivažiuoti truputėlį ir leistam tepaliukui suvaikščioti, ar ne? Tai nieko nelaukiu, einu surinkinėti variklį. Vyksta paskutiniai primatavimai, susimatavau žiedus dar paskutinį kartą, susidėjau viską atgal į vietas, pasidėjau tarpelį, kad būtų skirtingose pusėse, kad maksimaliai, kaip sakytų, susistandarintų, nesigautų ten tiltuko, praeit laisvai kompresijai, švaistiklių surinkti yra indeklai šitie mažieji, paruošta viskas ir jau vieną pusę stumuoklių susikomplektavau, tai čia bus kairė pusė. Tai kairė pusė turi dėtis taip, kad raidelė šitos dedasi į apačią, kad nuėmus katerį būtų galima žiūrėti visus šitus kodus, o viršui stovi stumai su rodiklė šitą L į priekį. Tai dar susirašiu 4 likusius ir galima bus turbūt krauti variklį ant stendo ir panašu, kad greitai galima bus jau rinkti visą šitą puzlę atgal. Tā. Čia surinkimo darbai vyksta, Tai spaus neina. Tęsim hebra surinkimo darbus, tai susimečiau grandinę, susidėjau aušinimą šitą, ar kas čia per velnės. Buvau pamiršęs prieš tai įdėti, pagrįžau. Sutepti šliaužikliai nauji, įtempėjai, kaip ir viskas savo vietose. Tai vienintelė bėdelė, kad neturiu rebokšlio šitą. Tai aš jį sėmiu iš karto nuo dangtelio, nusipirkau jį, bet palikau garažę savo. Tai tiesiog nenoriu važinėti, kamščiai belė kokie dabar prasidėjo, rugsėjais jau įsibėgėja, tai
prarasčiau daug laiko važinėjimus. Tiesiog viską renku, ant viršaus gražiai ant velnio aš jau užmaus, tiesiog sukalsim ir bus ledas. Tai statom ant hermetiko dangtelį, sukam įtempėjus visus šitus, suviržinėjam, dedam virštinius dangtelius, tikriausiai po truputėlį, vandens pompą, sodinam ant hermetiko, versimės, perrinkti mano tepalo, siurblį, įmesim, po biškį viską kraunam į vietą. Labai noriu kuo greičiau susirinkti variklį, kad galima būtų važiuoti ir krauti mašiną, nes įtri ir ten dar gali būti visokių nenumatytų iššūkių, o Matsuris visai čia pat. Tai registracija mano patvirtino, žodžiu, viskas good, tikiuosi spėsiu susirinkti variklį ir susimatysim jau Matsurį. One long angry line later. Nesąmonės, tai prisiskau kartį, susiskau tepalo pompą, buvo varžtas nulūžęs, persi prie savo ašelę į naują, susirinkau, sudėjau grandinėlę, nu žodžiu, viskas kaip ir visai neblogai, atrodo juda, tai beliko užsukti šitą karteriuką, ką aš jau pradėjau daryti ir buvo likę pasirodo senas silikono, ne visur išsivaliau ir va matosi raudonas gražus silikonas ir kaip jūs jau supratot, tas nulūžęs aliuminio gabaliukas kažkur įkrito į vidų. Reikalai gali būti, kad vėl reikės ardyti viską načią atgal. Žodžiu, tai bandau tiesiog dabar verst variklį į šitą pusę. Tikiuosi, kad kažkas iškris, pasikišau bliūdą, laikom čiūrus ir verčiam. Visko ardyti nereikėjo, nusiėmiau dangtelį. Vienoje kitų pusėje pasižiūrėjau nėra. Šitoj pusė irgi pasižiūrėjau, lyg tai nesimatė ir tada žiūriu jisai vat tenais va ant įtempėjo nukritęs. Ką, tęsim surinkimą. Jaučiu, gal nerodysiu jums jau, kaip valausi silikonus ir dedu dangtelius vėl atgal. Bandom tiesiog grįžti vietą, kur išsivalęs būsiu šitas kelias visas tvarkingai ir prisuksim paskutinį dangtelį. Aha, jau. Variklis ant žemės. Biškį raminbėsą perpildinam. Tai viskas. Variklis ant žemės. Visai nebedaug liko. Tai reikia dar susirinkti, aišku, priekį iškilus susidėti visus ir panašiai, bet ant sendo faktas jau nesuksiu, kadangi reikia labai stipriai ant BMW užveržti. Šitą priekinį iškyvą greičiausiai reikės tai pasidaryti netgi vietoj garaže ant mašinos, su kokiu geru 3-metriniu vamzdžiu. Tai šitą vietą kol kas lieka taip, aišku, visi starteriai, generatoriai irgi susidės. Tai susukau galinį dangtelį šitą, kuris man reikalingas dėl adapterio,
galinį salniką įsidėjau, irgi viską susitvarkiau. Palieku dabar ramybėj, tegul viskas sustengsta, sudžiūsta, susistovi ir manau, kad grįšim jau rytoj ir ruošim transportavimui jau pas mane į Urvą. Tai bandysim krauti viskas gal vėl į Hulį ir ant mašinos tada susiveršim prie Kniškyvo. Tai tokie reikaliukai. Ką, varom palsėt ir vėl grįžtam prie darbų. Chebrytė. Grįžom į Urvą, tai parsivežiau variklį pagaliau, bandysim krauti vietą. Durys net užpuvėjau. Labas vakaras. One pair of pants later. Viskas, variklis įdėtas į Hulį atgal. Pirmas startas, nežinau kas bus. Laikom čiūrus ir einam kurt. Atjungti visi holai. Tai kad neusikurtų, pradžiai duosim užsipumpuoti tepalui ir tada bandysim jau vėliau kurti. Laikom čiūrus, bandom sėkmę. Tikiuosi nebus bairių. Kas ten per genys buvo? Bandyt kur toliau? Žinai, kad taip nebus, nu. Ai, nu jo, viršui. Girnai kompensatoriai. Jo, 4. Biškai gal mažėja? Kur čia rūkstat? Viskas čia palinuota, taigi toliu, kad atsipilėjai. Jau čia reikia gesint, karočią, susidėti aušinimus, paskui reikės ir normaliai nuzorint viską. Biškai gal mažėja? Mažėja. Reik manyt, kad gerai. Gerai viską nušildyt. Pabandyt truputėlį pravažiuot. Lengva apkatkę prieš Matsurį ir tikėtis, kad neišlys dar gal laiką šokį. Pavyko.